Labą vakarą visiems iš Vyturiuko sandėlio, kai kas po darbų, kai kas galbūt dar dirbate. Aš po darbų, po klientų skambučių nusprendžiau šiandieną padaryti trumpą vaizdo įrašą apie ramentus. Po kliento klausimo, kokie ramentai jam tinkamesni įsigyti, ar pažastiniai, ar alkūniniai. Atsakymas būtų ne kaip traumatologo, mediko ar kažkokio tai kvalifikuoto specialisto. Atsakymas būtų mano ir rekomendacija tokia kaip paprasto naudotojo, žmogaus, kuris nekartą naudojo ramentus, juos pasilygino pagal savo patirtį ir pagal klientų atsiliepimus, kada klientai panaudoja. Ir žinoma bendra informacija, kurią domiuosi, skaitau, klausau ir taip toliau. Taigi, kada pasirinkti vieną ar kitą ramentą, ar pažastinį, ar alkūninį. Jeigu jums yra padarytos operacijos ir reikia ramentų skubiam naudojimui ir trumpam laikui, geriau pasirinkti pažastinius ramentus. Pažastiniai ramentai, jie turi pliusą tokį, kad jūs atsiremiate visų savo svoriu į ramentus ir didžiąją kūno masę laikote ant ramentų. Tai jums nereikia labai naudoti fizinės jėgos ir lengvesnį koordinaciją judant su ramentais. Minusas pažastinių ramentų yra toks, kad ilgą laiką savo kūnų svorį laikant ant ramentų yra nuspaudžiamos pažastys, gali būti blogesnė kraujotaka, daug dirgiklių pažastim ir pečių apkrovos ir visa kita. Ir žinoma, lipimas laiptais yra komplikuotesnis ir sudėtingesnis momentas su pažastiniais ramentais. Alkūniniai ramentai. Alkūniniai ramentai galimi naudoti ir po operacijų, ir sveikstant, ir visais kitais atvejais, nes jie yra mobilesni, turi įvairiausių funkcijų, daugiau nei pažastiniai ramentai, su jais labai nesudėtinga lipti laiptais ir suvaikščioti, sakykime, galima ir greičiau tai daryti, pripratus prie ramentų, ir patogiau. Bet minusas yra toks alkūninių ramentų, kad juos naudojant reikės naudoti ir fizinę rankų jėgą. Taigi turit įsivertinti, ar jūsų rankos fiziškai pajėgs vaikščioti su alkūniniais ramentais ilgesnį laiką. Bet bendrai paėmus, alkūniniai ramentai yra patogesni ir suteikia daugiau komforto nei pažastiniai ramentai. Abiejų ramentų funkcijos atlieka tą patį vaidmenį. Praktiškai tą patį vaidmenį - pasirėmimas, sklandesnis judėjimas po trauminės situacijos. Jeigu pažastinių ramentų nėra didelio pasirinkimo rinkoje, tai alkūninių ramentų yra įvairiausių formų, įvairiausių dydžių, įvairiausių kombinacijų. Kaip matote, visokiausių formų, visokiausių spalvų, visokiausių kombinacijų. Nuo visai paprastų ramentų iki sudėtingesnės konstrukcijos, įdomesnių variacijų. Ir vienintelis rinkoje išsiskiriantis labai iš kitų pažastinių ramentų, tai yra tokią funkciją turintis ramentas, šičia yra amortizatoriai. Kada jūs naudojate ramentą, ranką padedate, visa apkrova susigeria į amortizaciją ir jums ilgesnį laiką judant su šitais alkūniniais ramentais, kurie turi amortizaciją, nusiima apkrova nuo riešų, sąnarių, nuo rankos, nuo delno ir sumažina tikrai apkrovą. Aš esu išbandęs ir tikrai rekomenduoju, kad šitie ramentai ilgesniam naudojimui yra tikrai tobulesni už visus kitus alkūninius ramentus. Ramentai, kurie turi amortizaciją. Nes daugiausiai rinkoje yra
įprasti ramentai, be jokių amortizacijų, tiesiog skiriasi dizainu, rankenų paminkštinimais ir visi kiti tie grožiniai dalykai. O jau tikroji nauda, amortizacija yra ramentuose, kurie turi amortizatorius, galime taip pavadinti. Tai toks būtų bendras apipavidalinimas, neturite labai daug jėgos, norite didesnę kūno dalį perkelti ant ramentų, renkatės pažastinius ramentus, bet įsivertinate, kad tai yra trumpesniam laikui naudojimui ir judėjimui, turite pakankamai fizinės jėgos rankose, ilgesnį laiką naudosite ramentus įvairesniais būdais, tada alkūniniai ramentai jums bus pranašesni už pažastinius ramentus. Taigi, tiek norėjau apie ramentus. Jeigu bus įdomu, ateityje tikrai galėsime padaryti video, kaip juos naudoti, kaip nusimatuoti, kad jie būtų tinkami naudojimui, kaip lipti laiptais su jais ir visi kiti įdomus dalykai. Tikrai kursim turinį mūsų šitai bendruomeniai. Ir tikrai aiškinsimės kiekvieną smulkmeną video formatu, kad būtų ateityje lengviau apsipirkti internetu ir tiesiog patarti draugui, kaimynui, giminaičiui. Taigi, kam nesunku, prašau dar pasidalinkite šito video, paspauskite like, praneškite daugiau žmonių, kad toks turinys yra kuriamas ir su šita gražia bendruomenė stengsimės padėti visiems ir auginsime gražią bendruomenę su gerais tikslais ateičiai. Gražaus vakaro visiems, sveikatos, svarbiausia sveikatos, būkite sveiki. Iki sekančių susitikimų.